Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Aš negaliu ateiti. Tad siunčiau pas juos pasiuntinius pasakyti, esu užsiėmęs dideliu darbu ir negaliu atvykti. Kodėl turėtų sustoti darbas, man jį palikus ir vykstant pas jūs? Nehemija 6 skyrius, 3 eilutė. Dievas pasirinko Nehemiją, nes jis buvo pasiruošęs bendradarbiauti su viešpačiu kaip atstatytojas. Matydamas netinkamą elgesį, jis nestovėdavo kaip stebėtojas, savo tylėjimo rodantis sutikimą. Jis neleido žmonėms manyti, jog jis stovi klaidingoje pusėje. Jis tvirtai ir ryžtingai stovėjo už tiesą. Kiekvienas projektas, kurį siūlo tamsos kunigaikštis, visada stengsis paskatinti Dievo tarnus sudaryti sąjungą su šėtono atstovais. Jie turėtų tvirtai kaip Nehemijas atsakyti, esu užsiėmęs dideliu darbu ir negaliu atvykti. Dievo darbininkai gali saugiai tęsti darbą, savo pastangomis atremdami kiekvieną neteisybę, kuris stengiasi jiems pakenkti. Kaip ir Jeruzalės atstatytojai, jie turi neleisti ir grasinimams ir patyčiams atitraukti juos nuo darbo. Artėjant laiko pabaigai, šėtono gundymai galinga jėga užgrius Dievo darbininkus. Šėtonas naudos žmonės, kad šie žemintų ir tyčiotųsi iš tų, kurie stato sieną. Darbas užsitęs, jei statytojai nusileis ir kovos su priešo antpuoliais. Jie turi stengtis sutrukdyti savo priešo tikslams, tačiau niekas iš jų neturėtų atsitraukti nuo savo darbo. Tiesa yra stipresnė už melą ir tiesa nugalės neteisybę. Nehemijo tvirtame pasišventime, Dievo darbui ir tolygiame pasitikėjime Dievu slypėjo paslaptis, kodėl jo priešai nesugebėjo jo palenkti savo pusėn. Aptingusi siela yra lengvas grobis pagundai, bet gyvenime, kuris turi svarbų siekį ir kilnų tikslą, blogis randa mažai vietos. Dieviška palaima yra skirta kiekvienam atvejui, kur žmogiškų pastangų neužtenka. Šventosios dvasios pagalba jis skiria kiekvienai sunkiai situacijai, sustiprindamas mūsų viltį ir užtikrinimą bei apšviesdamas mūsų protus ir apvalydamas mūsų širdis. Jis suteikia galimybės ir atveria duris darbui. Jo žmonės pasieks didžiulių rezultatų, jei pastebės jo vaizdos apreiškimą ir bus pasiruošę bendradarbiauti su juo. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.